Susipažinome lygiai prieš 5 metus. Ta diena, eidamas į pasimatymą, širdėje prašiau tik vieną, kad gyvenimas man atsiųstų mylintį ir gerą žmogų. Šiandien stoviu čia. Žinau, kad gavau daug daugiau, nei galėjau svajoti. Stovint čia, dabar, prieš tave, Vytautai, man yra labai sunku suvokti, kad atėjo ši diena. Lygiai prieš 5 metus mes pirmą kartą susitikome Vilniuje. Tu buvai pasipuošęs baltais lininiais marškiniais, o aš, pasak tavęs, buvau paprastai apsirengusi kaip pirmam pasimatymui. Palaikysiu visais gyvenimo atvejais, net ir krepšinyje. Tu esi ir visada būsi mano sielos draugas, o aš visada stengsiuosi mokytis gerumo iš tavęs visam pasauliu. Tai nuvažiavom, atsiminė, radai dar kelionį, tiesiog autostradai radai Svencelę. Aha. Taip, random visiškai. Nuvažiavom į Svencelę, tobulas oras. Kopa iškart iššoko į marias. Jau visa šlapia per mėgą. Ir pamatėm tą vietą ir atsimeni, kaip su namais įeini ir tu galvoji, čia yra, kur mes norim daryti čia. Atrodo, viskas. Pirma vieta, kur atvažiavom, bet tu gali važiuoti kitur ir dar važiavom. Viskas, čia yra kaip namai, atrodo. Tu jau net nenori kitur važiuoti. Nes jausmas buvo kaip toks geras jausmas buvo kaip dežavu, kai mes rinkome savo namus čia Vilniuje ir mes kai įėjome, mes žinojome, kad čia tas jausmas, kad čia yra mūsų namai. Koks geras. Ir kai mes įvažiavom į Svencelę. Aš net nufilmavau, išvažiavau, sakau, Raminta, žinok, čia bus vestuvės, o mes dar net neplanuojam jų. Bet sakau, čia taip gerai buvo. Mes net visko nepamatėm iš tikrųjų. Nei to kupilo nematėm, nei... Sakau, taip buvo gerai toks jausmas. Mes atrodo, nei pinigų nieko neturim, bet čia darysim vestuvės. Kitais metais skaičiuoju jau tam viskas, mes čia darysim. Pabūkim dar momente. Žinot, viskas, kas geriausia, dar tik prieš akis. Gerbiami svečiai, ponios ir ponai, sveiki susirinkę paliudyti Vytauto ir Ramintos meilės priesaiką. Jūs, kaip ir sakiau, esate jų gyvenimo istorijos dalis. Tad jūsų akivaizdoje šiandieną jie žengia naują etapą, jie pasižadės vienas kitam. Turbūt jūsų meilės kelionę mes stebėjom nuo pat pradžios ir jūs kartu taip užaugote ir vienas kitą auginote tiek santykiuose, tiek individualiai. Ir nors ir esu vyresnė sesė, bet labai dažnai galėjau mokytis ir iš jūsų meilės. Tai ačiū, kad suteikė tokią progą. Per šios metus mes augome drauge, kartu keitėmės, mokėmės ir kasdien vis geriau pažinome vienas kitą. Tu esi mano ramybė širdyje, mano džiaugsmas sunkia diena, mano namai, į kuriuos visada noriu sugrįžti. Noriu su tavimi pažinti visas šalis, išklausyti visus koncertus, pamatyti visus animacinius filmukus. Tu esi mano ilga ir laiminga. Tu esi mano dangus pilnas žvaigždžių. Vytautai, esi gerumo ir nuoširdumo įsikūnymas. Aš nežinau, iš kur pas tave tiek telpa gėrio visam pasauliui ir žmonėms. Šiandieną stovint priešais visus mūsų mylimus žmonės, aš noriu tau prisiekti, kad visada tave mylėsiu, visada su tavimi vaikščiosiu į pasimatymus ir į koncertus, per kuriuos šoksime daug kartu. Šokėjas, draugas, su kuriuo nori dalintis visų savo gyvenimą. Myliu tave, Vytautai. Pirmą kartą prieš jūs stovi jau nebe berniukas ir mergaitė, vaikinas ir mergina. Prieš mus stovi vyras ir žmona. Plojimai jų gali išgirti.
reikėjo vienas kitą žiūrėti toliau ir nepamesti vienas kito. Čia yra svarbiausia. Nesvarbu, ten artimieji, vaikai ar kažkas, neišprotėti ten dėl jų. Bet svarbiausia vis tiek, visada reikia atsiminti, kad senatvėje liksim dviesi. Taip. Visi išeis, visi paliks, visi pasikeis, bet mes visada būsim kartu dviesi. Tai reikia šitą visada atsiminti ir prisiminti, kaip gražiai mes leidom visada tos metus kartu. Kai buvom jauni. Ir gražu. O senatvėje būsim tik gražus. Gerai.